Sveiki. Šiandien futbolo savaitė. Žaidžia Coventris ir dar kažkokia komanda. Draugiškos rungtynės. Lietus lyja, sąlygos nekokios. Bet kol kas yra kaip ir 0-0. Nors gerai nežinoma, bet pagal sąlygą žaisti yra sunku. Bet dabar, kas vyksta labai ten stadijoje, papasakos Ieva Navickaitė. Jau kalbate? Taip, šiandien labai blogas oras žaidimams. Kaip matote, dvi komandos labai stipriai žaidžia. Norėjome pakalbinti vieną futbolininką, pakalbinsime, aišku, po varžybų. Dabar norėčiau parodyti jums aikštę. Jinai yra gan didelė. Taip, gan didelė. Oras labai blogas. Jūs pažiūrėkite, aš išeinu. Jėzus, kokie viesulai, jūs net neįsivaizduojat. Mes po tokius ketukų parodykite. Ir tai vos atlaiko. Taip. O dabar kaip dėl žaidimo. Stengiasi jie žaisti labai, ypač tokiom kojinėm. Tokiom raudonom kojinėm. Jis labai stengiasi. Va kamuolį paėmęs, atgal, paskui tokį labai suką maneuvrą padarė ir netyčia jį prarado. Dabar, nežinau, pusvalandžio mes jums pasakysime rezultatą, nes dabar kol kas yra 2 mėlynųjų nenaudai. Parodavo vaizdą. Atleiskite,